tu turbūt esi... Andrius. Taip, Andrius, sorry, man su vardais prastai. Tavo viskas gerai. Ai, baigsiu. Ir blogiau būna. Šitą... Sveikas. Tu ką, pedantas koks? Nesipareik. Jokauju. Šitą... Gal man oficialiai pristatyti reikėtų, aš esu Dovis. Nu, geriau Dovis, nu, ta prasme. Šiaip Dovydas, bet geriau Dovis. Aš Andrius, tiesiog Andrius. Sveikas. Tiesiog Andriau. Raktai. Atleisk, kad vėluoju. Viskas gerai. Tu, tada... Eik į vidų, aš tave pasivysiu, man reikia gryno oro pakvėpuoti. Okay. Kodėl tu žinai pasimeti kaip jau? Nes esu laisvas žmogus. Taip, ponia, jūs ten su mergina, kur sėdėt. Labą dieną, man labai patinka jūsų kaklaraištis. Toks... Man jis primena mano vaikystės kilimą. Kaip aš tenais ant kelių klupodavau ir rinkdavau žolės iš trinkelių, nes aš, tą kilimą pasitiesdavau, ta prasme, kad kelių neskaudėtų. Jo, ir vieną dieną aš pjovau tas žolės iš trinkelių ir įsipjovau pirštą. Galite įsivaizduoti, ta prasme. Stabligas pavojus. Aš buvau pasiskiepijęs, bet mano mama ne. Na ir kaip gavosi, nors teko sėsti mašiną, vežti į... Dovydai! Dovydai! Atiduok! Šviesau, ne? Nu jau taip jau būna su manim. Gal čia dėl to, kad kūdikystė ant galvos esu kritęs, nežinau. Man, pavyzdžiui, net kaimynui sunku labas pasakyti. Užsičiaupt sunku. James Bond. James Bond. Valgyk nors šiandien. O kiek kavos gėrei? Nesu šiandien.
Ačiū, Dovydai. Dovis. Tiesiog Dovis. Gal atsispangščiau. Jo. Pats kaltas, žinai. Ką čia rašinėjai? Čia visokias nesąmonės. Pilno šitą. Kas ateina į galvą, tai užsirašo pilno nejuokingų bairių. Normalus tie tavo bairiai. Šiaip galėtum į stand-upinti. Manai? Nors tai tikrai pilnai nesėdėčiau. Kaip tau patinka ta tavo šviesos nešėja? Kas tik? Liucija. Ką? Įsimylėjai. Kitas dalykas, kad už Jėzų dar ringesniais plojimais, negu buvo prieš tai, pasitiktume kitą pamiką, man atrodo, kaip ir debutas pas mus, tai Dovydas Milašauskas. Sveiki visi, tai aš esu tiesiog Dovis. Ir čia mano pirmas kartas, jo, kaip ir sakė. Jo, tai mano mamos nėra, mano tėčio irgi nėra, nėra ką parintis, galima juoktis iš tikrųjų dėl to, kad aš su šito dalyku jau daugiau ar mažiau susigyvenau. Man šitas dalykas galbūt būtų kaip mieste eini ir į Kramtoškę. Pradžiai būna ta tokia neigimo fazė, eini, limpa tas matas, kaip neigi savo, neįlipau aš į tą Kramtoškį, neįlipau, bet paskui kažkaip pripažįsti savo. Tada klausi dangaus, kodėl aš. Tada paskui pradedi spręsti problemą, bandai nusivalyti batą į žolę, į bordiūrą, paskui krapštyti bandai. Paskui kažkaip apleidi šitą temą ir tada galiausiai po kokių 1-2 metų ta Kramtoškė tampa tavo bato dalim.
nieks nesidžiaugs, neliūdės. Nieks nesidžiaugs, neliūdės, nieks nepaklaus, kodėl išdžiūvo upė, nuvyto gėlės.